Sveiki, aš esu Rima Rimkevičienė ir prieš keletą savaičių Baltijos technologijų institute baigiau grafikos dizaino kursus. Ir šiandien esu čia tam, kad jums galėčiau pademonstruoti savo įgytas žinias ir gebėjimus. Taigi, šiandien aš jums norėsiu pristatyti brendo strategiją, kuri yra skirta nedideliam šeimos ūkiui. Šio brendo tonas yra draugiškas ir šiltas, o pagrindinė vertybė yra žmonių bendruomeniškumas. Todėl, kuriant šio brendo logotipą, buvo pasirinktos aptakios raidės, kurių bendra visuma mums primena banguojančius laukus. O logotipo ženkliukas praneša, kad šis ūkis augina uogas. Taip pat šiam brendui buvo parinktos gana ryškios spalvos, kurios lyg aliuzija į brendo parduodamo produkciją, kuri yra šviežia, skani ir sveika. Taip pat brendui buvo sukurtas raštas, kurį pademonstruosiu vėliau, kaip galima būtų panaudoti. Ir brendui siūlomi šriftai, antraščių šriftas ir teksto šriftas yra lengvai skaitomas ir modernus. Taigi, tokius puodelius galima būtų dovanoti savo klientams su įmonės logotipu. Taip pat yra siūloma kartu su savo produkcija parduoti tokius tvarius maišelius uogoms susidėti. Čia yra vizitinės pavyzdys su nespalvotu logotipu, o čia yra su spalvotu, tai kaip kam labiau patinka. Taip pat savo darbuotojams galima būtų pasiūti štai tokius gražius šiltus džemperius vėsesniems orams. Na ir taip pat galima būtų pasigaminti tokį nuotaikingą telefono dėkliuką. Tai šiandien aš tiek norėjau pristatyti apie savo sukurtą brendą, o mane galite rasti mano paskyroje Behance.